Įjungiam įrašą. Aha, išsijunkit jūs dabar mikrofonus, kad manęs nesigirdėtų dvigubai. Ir šiandien, tokią gražią pavasario dieną apniukusią, aš kviečiu jūs patirti gausos kryją. Ir taip simboliška, aš iš tikrųjų tą kryją atlieku kiekvienais metais pavasarį su mano mokytojos Jūratės Bitinaitės gausos kursu, jinai kiekvienais metais jį daro, šiemet ne. Šiemet jinai kitam kurse ir aš vis dėlto nusprendžiau, kad pavasarį reikėtų pradėti šią kryją. Šią meditacinė jinai yra iš tikrųjų kryja, jinai skaitosi kaip meditacija, bet yra kryja su judesiu. Tai dabar galvoju, kad mano šie metai bus 5. Ir taip, 5. Ar 6 jau? Nebežinau, ne, 5. Ir nuo tos pirmo karto, kai aš ją atlikau, iki dabar, kokiam aš taške esu iš šitos perspektyviai žiūrint, įvyko reikalų, oho. Kas čia dar jungiasi? Ar iš laivo? Labas, jau grįžau. Labas, grįžai, faina, tai smagu matyti tave. Oi, kaip fainai. Tuo aš tik tais kažkaip negaliu to vis pasileisti vaizdo. Nemoku. Gerai, tu gal išsijung tada mikrofoną, kad nesigirdėtų dvigubai, žinai, aš kalbėsiu, pas tave girdėsis. Gerai, išsijungsiu. Ačiū. Tai va, tai ta gausos mūsų meditacija Subak kryja. Per šitos metus, jau 5 metus, aš vis galvoju, ką jinai padaro, nes pirmą kartą, kai aš ją dariau, ir man buvo toks stebuklas. Atrodė, kad, wow, negali būti, kaip čia taip yra, čia ir tas vyksta, ir šitas vyksta. Ir tikrai tokie stebuklingi dalykai. Vyko, pradėdavau pastebėti, o iš tikrųjų dabar aš jau jaučiu, kad šiaip kundalini joga yra apie energijos išjudinimą. Ir kai tu išjudini energiją, pasižiūrėkit bet kas. Aš nežinau, aš pastebėjusi su savo darbe, mes kaip pakeičiam kolekcijas, kai mes kažką tai sujudinam, būna kažkokia stagnacija, tai kažką tai pajudini, žiūrėk, ateina vos ne tą pačią dieną ir ne tą patį daiktą ir nuperka, ar tuos pačius daiktus. Tai aš labai tikiu energiją. Ir energijos vienas yra dalykas stagnacija, kai energija užstingsta, o žiemą jinai apstingsta. Mes negalime būti visą laiką energingos ir tik tai varyt. Ne, žiema yra tas metas, kai mes truputėlį apstojam, mūsų sulėtėja, ėjimas, tas toksai veržlumas. O pavasarį vėl reikia išsukti. Aš vis galvoju, labai trumpai bandysiu, aš vis galvoju, kodėl aš nedarau dalykų, kad mūsų šita mūsų grupelė išsiplėstų. Nes logiškai kaip mokytoja turėčiau čia labai plėstis, reklamuotis, kviestis, bet žinokit, man taip yra gera turėti šitą energiją, kurią mes sukuriam mes. Galbūt energijos susikurs ir galbūt po šito 40 dienų man užsisuks tas varikliukas ir aš norėsiu, kad mūsų būtų daugiau. Bet kol kas man taip yra gera, mūsų sukuriama energija. Ir jeigu jūs pasirašot, tai galim tą daryti ir kiekvieną dieną 8 valandą susitikti, 15 minučių, 20 minučių. Pasižiūrėkim, pabandykim. Ir tada nuspręsim paskui visos, kas šiandien pabandys, kas galbūt tą darys pagal įrašą. Tai visos kundalini jogos kryjos išjudina energiją. Šita
kundalini jogos kriep meditacija, jinai išsuka energiją, jūs pajusit, jums atrodys, kad jūs traukiate tą energiją iš visatos, jums ateina galimybės, pinigai nepradės kristi ant galvos, bet galimybės juos uždirbti, galimybės pamatyti, ką aš galiu padaryti, kad jų dar pagausėtų, o nebūtinai pinigų. Galbūt kažkokių tai dvasinių dovanų. Galbūt kažkas tai atsitiks tokio, kad jūs pajusite, wow, kokią gausą savyje. Gausa tikrai nėra vien tik tai apie pinigus, bet tikrai ir apie pinigus. Nes gyventi gausoje, gyventi gausoje yra jausmas. Kartais galima gyventi gausoje turint 1000 eurų sąskaitoje, o kartais galima jaustis, kad man vis dar visko trūksta, negana, šito negaliu sau leisti ir čia negaliu. Ir negaliu sau leisti, nors sąskaitoje 10 000, bet leisti negaliu. Tai vat šita kryja yra apie gausą. Mano vyras, kai jis dabar pats praktikuoja šitą kryją jau irgi metų, bet kai mano buvo pirmas 40-ukas ir aš tiesiog kažkaip pradėjau sau leisti dalykus. Jis sako, tu taip nebetaupai. Aš sakau, kodėl aš turiu iš viso taupyti? Man reikia daugiau uždirbti, o netaupyti. Aš noriu sau leisti, aš noriu ir naujos suknelės, aš noriu geros kosmetikos ir aš visą šitai turiu. Nes aš sau tai leidžiu. Kartais ten kažkur tai kažkas tai galai ne visada sueina, bet nieko tokio. Vis tiek tie pinigai ateina. Tai vat gausa yra apie tai, o šita kryja yra katalizatorius energijai užsikurti ir tai gausai pas jūs ateiti. Gerai, tai daugiau nebekalbu. Mes pradėsime nuo apšilimo. Iš tikrųjų mes neužtruksime ilgai, mes tiesiog padarysim gerą apšilimą ir tada padarysim 15 minučių tą kryją meditaciją, nes reikės ją paaiškinti. Tai iki 9 tikrai baigsime. Patrinsime rankas, atsidarysime mūsų erdvę. Sušildykit rankas, pridėkit rankas, sudėkit į maldos mūdrą. Įkvėpkit, iškvėpkit. Lėtai pagalvokit, kokią intenciją įdedat į šią dieną, šią praktiką mūsų. Galbūt jūs turit kažkokį tai norą, materialų norą, gal jūs norit kažką tai gauti ir va tiesiog galite apie tai pagalvoti, arba kažkokią, nežinau, kelionę, dar vieną kelionę, ar mašiną, whatever. Pagalvokite apie tai, pajuskite tą jausmą, kad jūs jau turite tai. Įkvėpkime dar kartelį. Iškvėpkime. Ir įkvėpkime mantrai. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atguriname
Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Adguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbam, stiebiamės į viršų, keliame energiją į viršų. Iškvepiam, nuleidžiame rankas, ant kelių, ant mudrą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir pajuskite, kad jūs esate dabar. Dabar, būtent čia, būtent šitoj pozicijoje pasiruošusios. Ir pradedam mūsų apšilimą, apkabiname savo čiurnas ir į priekį. Įkvepiam, stuburo išlenkimai. Atgalios, iškvepiam. Pradėkite lėčiau. Stebėkite savo nugarytę, kokia jinai šiandien. Kaip jinai nori išjudėti. Jeigu norėtųsi judėti greičiau, judėkite greičiau. Jeigu norisi lėto judesio, judėkite lėtai. Stebėkite, kad galva liktų vietoje, nejudėtų kartu su kūnu. Jinai tokia statiška, tiesiog kaip kaklo pratęsimas. Išsilankstome, po nakties išjudiname nugarą. Iškeliam krūtinę, kai einam į priekį ir susilenkiam, kai judam atgal. Šitas pratimas iš tikrųjų nuostabiai pažadina visą mūsų organizmą. Mes juo išmasažuojame vidaus organus, o tuo pačiu išlankstome stuburą. Kaip ir žinote, stuburas yra mūsų jaunystės šaltinis, jaunystės organas. Kai jisai lankstus, mes jaunos, pajėgios gyventi gyvenimus tokius, kokius norime. Ir dedame rankas ant kelių, judesys tas pats.
Ir įkvepiam centre. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam ūbą. Keliam energiją į viršų. Iškvepiam. Atleidžiam ūbą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Dedame rankas ant pečių, nykštys už pečių, 4 pirštai virš. Įkvepiam centre. Lenkiamės į kairę, iškvepiam. Įkvepiam centre. Iškvepiam į dešinę savo ritmu. Jauskit, kaip išsitempia šuniukai. Įkvepiam centre, iškvepiam į vieną šoną ir į kitą šoną. Įkvepiam centre. Užlaikom įkvėpimą, ištobulinam poziciją, prijungiam ūbą, stiepiamės į viršų. Iškvepiam, nuleidžiame rankas, atleidžiam ūbą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Gulamės ant nugaros. Ar visos žinot, kas yra stretch pose? Ne, ok. Aš parodysiu. Pirmą nedarykit, nes pakankamai toksai ištvermės reikalaujantis pratimas. Mes sulenksime kelius ir įkvėpsime. Su iškvėpimu juos ištiesime kažkur 15 cm virš grindų. Rankos eina šalia kūno. Gali iš viršaus, gali šitaip. Galva yra pakelta ir ugninis kvėpavimas. Jeigu yra per sunku nugarai, galite sudėti po savo sacrum, po sėdmenimis, va tokią širdutę. Taip va sudedat ir pasidedat.
Tada lengviau yra išlaikyti nugarą. Irgi taip pat pakėlus galvą darysim ugninį kvėpavimą. Ar aišku? Bandom. Atsigalam ant nugaros, sulenkiam kelius, pakeliam galvą, įkvepiam ir su iškvėpimu atleidžiame, keliaujam, pradedam. Ugninis. Jeigu nebegalėsit išlaikyti, nenuleiskit abiejų kojų, nuleiskit vieną pailsėt. Ir vėl pakelkit, sugrįžkite tą pačią poziciją. Įkvepiam, užlaikom ūbą, iškvepiam, nuleidžiam rankas ir kojas, galvą, keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Dabar pritraukiame abudu kelius prie krūtinės ir dedame vieną koją, taip, uždedam ant kelio, kokią koją norėsit, tokią, ir darom tokį tempimo pratimą. Galva ant grindų, ilgas gilus kvėpavimas. Ištempiame. Šlaunį. Jausite tokį gerą tempimą. Jeigu visiškai negalėsite taip laikyti, galite tiesiog padėti koją ir užkelti koją ant kitą, tą, kurią sukryžiavot, užkelt ir taip palaikyti. Bet jeigu galit, tai tiesiog čia tikrai neilgi tie pratimukai, padarykite tokį tempimą. Ilgas gilus kvėpavimas. Iškvėpinėkite į ten, kur skauda. Ir pakeičiam kojas. Dabar kitą koją, tą, kurią buvo, mano atveju dešinė koja keliauja prieki. Ir toliau gulim ir tempiam raumenukus. Galite pastebėti, kad viena koja darosi lengviau, ta koja sunkiau. Tai būna, mūsų kūnas yra asimetriškas, pajėgumai taip pat. Mano, pavyzdžiui, kairė koja buvo daug lengviau darėsi, o dešinė atrodo tokia sustabarėjusi. Gali būti, kad dėl to, kad dešinė pusė iš esmės neša daugiau. Taip lyg ir atrodo, kad jinai stipresnė. Ir tada gauna daugiau apkrovos ir tada daugiau susirakina, užsirakina. Ir įkvepiam giliai. Su iškvėpimu nuleidžiame kojas. Dabar kas gali,
pritraukiame rankas prie savo padėtų pėdų. Pėdos yra klubų plotyje maždaug ir mūsų pratimas bus toks. Mes įkvėpsime, pakelsime savo klubus, iškvėpsime, nuleisime. Pakėlus klubus, nugara tampa tokia tiesi, lyg į tokį trikampį mes iškylam. Jausite, kaip tempiasi dabar jau išorinės, ne vidinės šlaunų dalys. Ir įkvepiam viršui, užlaikom įkvėpimą, patobulinam poziciją, prijungiam ulbam. Iškvepiam, nuleidžiam klubus, ištiesiam kojas, rankas į šonus. Labai trumpa, negaliu pavadinti šavasana, poilsio minutėlė prieš mūsų meditacinę kryją. Ilgai giliai kvėpuokite ir labai sąmoningai pajuskite, kaip jūsų kūnas tiesiog atsiduoda. Kilimėlių žemėje pasidaro toks sunkus. Lygiai grimstate į savo jogos kilimėlį. Po truputį pradėkite judinti savo riešus, kojas. Greitai sugrįšime į sėdimo poziciją, ištempiam rankas virš savo galvos. Apkabiname kelius, truputėlį pasisupame vieną į kitą pusę. Kadangi tai nebuvo tikra šavasana, tai ir išėjimas iš jos gali būti sutrumpintas. Ir tiesiog pasisupkite ant nugaros ir atsisėskite. Taip. Dabar aš papasakosiu. Jūs mane matytumėt. Dabar aš papasakosiu apie mūsų subak kryją. Paaiškinsiu pratimus. Subage bus muzika visą laiką, tai labai padeda. Sekite mano judesius, nes aš dabar jums paaiškinsiu, bet jau kad jūs
juos matytume, tai tiesiog ir darytume su muzika, sekite mano judesius, aš aišku ir pasakysiu. 5 pratimai po 3 minutės, tai tikrai neilgas, išjungsiu, žinot kaip. Taip. Neilga ta mūsų meditacinė kryja. Pirmasis pratimas. Mes jungsime savo rankas širdies centro lygyje. Lyg, tai priešais. Lyg norėdami apkabinti širdį. Tas judesys bus pakankamai toks trankus. Kairės rankos nykštys eis į va šitą va vietą. Mes lyg trenkiam, turi susitrenkti šitie 2 pirštai, bet kairysis, jisai va taip sulys. Taip trenkiam ir tada susiliečiam mūsų delnai ir mažieji pirštai. Garsas, kurį mes kartosime, bus har. Tas garsas eis tiesiai iš jūsų pilvo centro. Jisai kaip su ugniniu kvėpavimu. Har, 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 har. Liežuvio galiukas liečia gomurį. Pajuskite, kai kartosite šitą garsą, būtent tą kutenimą, tą tokią vibraciją jūsų liežuvyje. Mes visos lyg atrodytų toks įjungs tokią vibraciją mum. Har, 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 har. Muzika gros, darysim pagal ritmą. Pirmasis pratimas. Antras pratimas. Ištempti pirštai lyg antenos. Lyg antenos, kurios bus pasiruošusios priimti visus signalus iš visatos. Mes ištiesiam ranką 60 laipsnių kampu ir pradedam karpyti. Pirmoji ranka, pirmą kartą, eina kairė priešais dešinę. Čia kartosime tą patį garsą har, tik tai jau mentaliai. Gros muzika, jūs garsą har kartojate ir pompuojate pilvu. Kartu su ritmu. Neatleiskite rankų, jeigu norėsis pailsėti, galite tiesiog sulėtinti arba palaikyti ištemptas, arba jeigu jau visai nebegalėsite, dėkite ant galvos. Nenuleiskite ant kelių. Antrasis pratimas. Trečiasis pratimas eisi tiesiai iš antrojo pratimo. Mes nykščius paslėpsime po 4 pirštais. Kundalini jogos kumštis taip vadinasi. Vadinamas jisai yra. Aš nuo vaikystės kažkaip tai šitaip labai mėgstu kumščius laikyti. 60 laipsnių kampas išlaikomas. Mes suksime ratukus. Atgal, suksis ranka atgal. Sukam ratukus. Fone eis garsas God, God, God. Jūs galite sakyti godness, galite sakyti dievę, galite sakyti meilę. Kaip jums patiks, fone eis garsas God. Ir įsivaizduokite, kaip jūs sukate ir padaro tokį piltuvą, per kurį ateina į jūs galimybės. Kai karpote, jūs sukarpote visą negatyvą, kuris eina link jūsų, jūs neleidžiate jam ateiti. Kai jūs sukate, prisitraukite geras, nuostabias galimybės, ką jūs galite paimti, padaryti ir turėti. Čia 3 šitie, kaip ir tokie 2 sunkus pratimai. 4. Delnai į vidų priešais širdies centrą. Ir mes kartosime mantrą. Har, harei, harei. Har, harei, harei. Irgi bus muzika. Ir darysim tokį judesį. Tokį karpimo judesį. Pakankamai galit greitai daryti. Žiūrėkit, kaip jums. Pasižiūrėsim tiesiog, kaip darysis. Galima ir šitaip daryti. Kuriasi labai stiprus elektromagnetinis laukas, būtent šitam centre, kur yra mūsų valios centras, iš kurio mes veikiame. Kai mes užkuriam tą savo valios centrą, visi pratimai, kurie yra susiję su pilvo centru, mūsų stretch poses, kur mes laikėme labai stipriai įtempę pilvą,
Lygiai taip pat stiprina mūsų valią. Pirmą minutę mes mantrą kartosime garsiai, antrą minutę mantrą su tuo pačiu judesiu. Antrą minutę mantrą mes šnabždėsime, o trečią minutę mantrą mes švilpausim. Tiesiog, nemokat švilpauti, aš irgi nemoku, tai aš per lūpas tokį leidžiu tokį vėjelį. Paskutinis mūsų pratimas atrodo lengvas, bet bent jau man jisai sunkiausias. Darant jį galėsit pasitikrinti savo gebą priimti, išlaikyti, paleisti. Mes sudėsime rankas dešinę ant kairės priešais širdies centrą. Muzika bus, jūs girdėsite ją tam tikrą tokius sustojimus. 20 sekundžių įkvėpinėsime per nosį. Labai nelengvas dalykas. 20 sekundžių užlaikysime įkvėpimą. Ir 20 sekundžių suskamba varpelis ir tada 20 sekundžių jūs iškvėpinėjate. 3 minutės, 3 tokie įkvėpimai, užlaikymai, iškvėpimai. Darykit pagal muziką ir žinoma pagal savo galimybės. Stebėkite, kaip galit. Man pačiai irgi labai smalsu, kokioj aš dabar esu, kokiam lygyje, nes tikrai jau buvau ištobulinus šitą įkvėpimą, užlaikymą, iškvėpimą. Ir galėdavau padaryti, bet tai labai atspindi, kiek jūs galite priimti ar ne aš pati, kiek jūs galite priėmusios išlaikyti, o turiu pinigų ir jie kažkaip yra, ar turiu pinigų ir išeina, negaliu išlaikyti, visiškai negaliu išlaikyti įkvėpimo. Ir išeina viskas, pinigai viduje, kas nors atsitinka, sulūžta ar nesulūžta, ar ką nors reikia pirkti, žiūrėk, buvo pinigai, nėra pinigų. Ir iškvėpimas, kiek jūs galite atiduoti sąmoningai. Vėl, neišbarstyti ar neužgniaužti, neduosiu niekam nieko. Kiek jūs galite atiduoti, kiek jūs gebate būti dosnios sąmoningai. Tvarkoj. Ir tuoj. Taip. Prasidės iš karto. Matot, muzika prasideda taip, be šitų, be įvado. Pasiruoškit ir pradedam. Har, 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 har. Akis į nosies galiuką pamiršau pasakyti. Har, 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 har,
rankos, karpom visą negatyvą, pirštai ištempti lyg antenos. Akys užmerktos. Sukam, sukam. 60 laipsnių kampas. God, 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 God. Įsivaizduokit, kad jūs esat piltuvai. Sukurkit man elektromagnetinį lauką, per kurį jūs pasieks gausa, grožis, meilė, Dievas, saulė, šiluma, grožis. Sukam, atsiprašau. God, 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 išsijungia mano. Tuoj. Darom. God, 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 God,
God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, atgal sukam, atgal, 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 God, 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 God. Waheguru, Har Hare Hare, 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 Waheguru, Wa Hare Hare, Waheguru, Har Hare Hare, Waheguru, Har Hare Hare, Waheguru. Pompuojam pilvuku, kalbėdamas mantrą. Har Hare Hare, šnibždam. Švilpiam. Sudedam rankas, dešinę ant kairės, įkvėpinėjam per nosį. Užlaikom. Iškvepiam.
Įkvepiam. Nuleidžiame rankas ant kelių, Gyan Mudra. Ir būname tyloje. Giliai įkvepiam. Iškvepiam. Dar kartelį giliai įkvepiam. Iškvepiam. Sudedam rankas į Gyan Mudrą. Priešais krūtinės centrą. Atsiprašau, į Maldos Mudrą. Priešais krūtinės centrą. Uždarysime mūsų praktiką 3 ilgai sapnam. Įkvepiam mantrai. Satnam. Satnam. Satnam.
Lenkiuosi jums, mano deivės, lenkiuosi sau, deiviai mano viduje. Ir dėkoju tai šviesai kiekvienos dienos, tam rytui, kuris ateina ir nušvinta, kas bebūtų. Ir tas dėkingumas tegu lydi mus kiekvieną už viską, ką mes turime, už gyvybę, už namus, už stogą, už vaikus, už visą šitą gausą, už visas keliones, už visas bendrystės, už visas moteris, kurios yra aplink mus. Ir už visus vyrus, kurie yra šalia, už tėvus, už Saulę, Mėnulį, visas planetas, kurios mus veikia, Žemę, kuri mus maitina, nešioja, priima išėjusius. Būkime šitame dėkingume. Tai dėkime save į tą dėkingumo burbulą. Ir atsimerkime į pasaulį su šypsena ir atvira širdimi. Ačiū. Lygiai 9. Ačiū labai. Tai pamąstykit, mes ryšyje ir susirašysim. Pagalvokit, kaip mums čia daryti. Galim tiktis kiekvieną rytą. O galim ir savo tempu ir laiku. Viskas, mergaitės. Bučkis. Ačiū labai visom. Ačiū labai. Ačiū, Raselė.